Sveiki, tai šiandien trumpai noriu pristatyti trimis būdais, kaip sprendžiamas būtų tas pats uždavinys. Uždavinys yra įstrižai lenkiama sija. Jūs atliksite įstrižo lenkimo laboratorinį darbą. Rezultatus analizuodami jūs turėtumėte rankiniu būdu apskaičiuoti gautas reikšmes įlinkių ir įtempių taškuose nurodytuose. Ir tą patį uždavinį spręsime baigtinių elementų metodu, naudodami SolidWorks Simulation. Trumpas video, kaip visą tai reikėtų atlikti. Pirmas dalykas – įstrižai lenkiamos sijos. Kas tai yra? Mes turime skersinę jėgą, kuri veikia per sijos ploto centrą, tačiau jos kryptis nesutampa su svarbiausiamis sijos ašimis. Tuomet mes sakome, jog ta sija yra įstrižai lenkiama. Jeigu ta pati jėga veikia kryptimi, kuri sutampa su viena iš svarbiausių ašių, mes sakome, kad sija lenkiama tiesiog paprastai skersiniu lenkimu. Jeigu sija turi bent vieną simetrijos ašį, tai tas simetrijos ašis ir bus svarbiausia ašis. Jeigu sija turi daugiau negu dvi simetrijos ašis, tai visos tos ašis vadinamos svarbiausiomis. Tai reiškia, kad tokia sija nebus lenkiama įstrižai, kokiu kampu ją mes bepasuktume. Laboratorinio darbo metu mes pačią siją suksime apie jos ašį, kas 15 laipsnių ir matuosime laisvo galo įlinkius bei taškų poslinkius. Rankiniu būdu, kai mes skaičiuosime tą patį uždavinį, mes pamėginsime išlaikyti siją visą laiką toj pačioj padėtyje, tačiau suksime jėgą F kampu alfa ir tam, kad mums būtų paprasčiau, mes tą jėgą F išskaidysime į dvi komponentės, tai yra X ir Y komponentę. Tai reiškia, kad mes poslinkius skaičiuosime X kryptimi, kuri nebūtinai bus horizontali. X kryptis visą laiką turėtų sutapti su sijos svarbiausia ašimi, X ašimi, ir Y kryptis turėtų sutapti su sijos svarbiausia Y ašimi. Čia įtvirtinta. Šitame taške pridėta jėga. Tai jėga F. Mes iš karto skaidysime dvi komponentės. Viena yra F. Y, kita komponentė Fx. Ir nuo kiekvienos iš jų mes turėtume brėžti lenkimo momentų diagramas. Tada mes turėdami lenkimo momentų diagramas, galime skaičiuoti tiek įlinkius, tiek įtempius. Bet kuriame taške brėžiu diagramą nuo jėgos Fy. Diagrama atrodys štai taip. Šitame taške momentas maksimalus Fy padauginta iš įlinkio L, priklausomybė M nuo Z būtų lygus Fy padaugintas iš Z. Su minuso ženklu, nes neuždami apatiniai sluoksnį. Jeigu nagrinėčiau Fx jėgą, tai aš lygiai taip pat šitą pačią diagramą galėčiau brėžti. Tai šitame pačiame taške bus taip pat maksimalus momentas, tik tai jau X kryptimi jisai veiks, vadinasi, aš čia brėžiu X kryptimi, sujungiu ją su nulinė reikšmė. Ir turiu kitą diagramą, kuri jau veikia kitoje plokštumoje, brūkšniojo linijomis lygiagrečiamis X krypčiai. Prieš tai buvo linijos, kurios lygiagrečios Y ašiai. Štai šita diagrama vadinama MF diagrama, lenkimo momentų, dar viena funkcinė priklausomybė nuo jėgos MZ, sukraudonai minus Fx padaugintas iš Z. Tam, kad mes galėtume apskaičiuoti poslinkius X ir Y kryptimis, turėtume nusibrėžti diagramos nuo vienetinių jėgų N1. Vienetinės jėgas turime pridėti tame taške, kur skaičiuojame poslinkį arba įlinkį, šiuo atveju laisvajame sijos gale. Tai viena vienetinė jėga, tai šita, kita vienetinė jėga bus pridėta šitą kryptimį. Nuo vienos iš šių diagrama atrodys taip pat kaip ir prieš tai buvusi, niekas čia nesikeičia, funkcinės priklausomybė būtų M1 nuo Z, būtų lygus minus 1 kart Z. Ta diagrama nuo vienetinės jėgos šiau kitoje plokštumoje vėlgi bus tokia pati kaip prieš tai, su raudona spalva žymėta, čia maksimali reikšmė, o jos funkcinė priklausomybė M1 nuo Z yra lygus minus 1 kart Z. Dabar įlinkių skaičiavimui pritaikysim Moro integralą ir čia juodas diagramas daugysim su juodomis, raudonas raudona. Tai tose pačiose plokštumose sudaugysim diagramą. Pats Moro integralas
mums leidžia skaičiuoti įlinkius, pradžioje su nuo y. 1 padalinta iš e inercijos momento ir kai y kryptimi skaičiuoja poslinkį, tai jie lenkiama apie x ašį. Čia rašau indeksą į x. Toliau integralas nuo 0 iki viso ilgio. Čia jau m nuo z kart m1 nuo z dz. Kad būtų aiškiau, tai čia yra m f y, tai čia šita m f. Jeigu sustatyčiau reikšmes vietoj momentų, tada gautųsi mano išraiška tokia. Minus f y z atauginta iš minus 1 z dz. Šitą integravus gauname minus f z. Čia z kvadratu turiu. Jeigu integruojant, gaunasi 1 didesnis, daliname iš gauto to. Minusus daugina, būna pliusas. Atsiprašau. Ir čia rėžiai nuo 0 iki L. Linkis taip rėžius ir gaunu, jog įlinkis y kryptimi yra lygus fy L kubų dalinta iš 3. Kiekį 1 iš e į x. Čia aš panašiau y. Dabar fx atrodys viskas taip pat, apsiemu raudonos spalvos, tik tai, kad skiriasi ašis, kai skaičiuoju x kryptimi poslinkį, vadinasi veiks fx jėgos komponentė ir lenkiamas jie bus apie y ašį. Tai čia rašau inercijos momentas apie y ašį. Ir čia dabar nieko neperskaičiuoju, viską tą patį parašau. Fx L kubų dalinta iš 3. Ir čia turiu išraiškas, kurios būtų naudojamos apskaičiuoti įlinkiams y ir x kryptimis. Dabar, jeigu mūsų jėga f kinta kažkokiu tai kampu alfa, tai mes galime kažkur tai užrašyti, kad fx komponentė yra lygų f padauginta iš, tai yra statinės prieš kampą, šitas statinės prieš kampą alfa, kai duota iš žambinio, tai reiškia f padauginta iš sinus alfa. Ir mūsų atveju fy komponentė būtų lygus f padauginta iš kosinus alfa. Čia jau nesukalvos, bus taip pat, tik tai, kad ne sinusas, o kosinusas. Ir čia dabar įstatau aš vietoje fx komponentės šitą reiškinį, vadinasi, gaunu universalią formulę, kuri apskaičiuoja poslinkius x kryptimi ir y kryptimi. Išlaikant sieją visą laiką tokioje padėtyje, tik tai keičiant jėgos pridėjimo kryptį. Reiškia, mes galime arba vieną, arba kitą sukti. Kai skaičiuojame taške B ir taške C įtempius, reikėtų pasakyti, kad atstumas iki piezorezitorių priklijavimo vietos yra 0,8 metro. Tai įtempiams apskaičiuoti aš imu taške B, įtempiai taške B bus lygus jėgos komponentė fy padauginta iš atstumo iš peties padalinta iš atsparumo momento apie ašį x. Įtempiai taške C bus lygus, dabar atitinkamai fx padaugintas iš 0,8 padalinta iš w y. Tai formulės, kaip ir visas turiu, reikšmėms apskaičiuoti mes pasinaudosime Exceliu. Toliau darbo metu mes štai šitą elementą sukame kampu alfa, kas 15 laipsnių ir matuojame 4 taške, tai štai šito taško poslinkį vertikalia ir horizontalia kryptimis. Tada skaičiuojame atstojamą į poslinkį. Penktas tai yra svoris pridėtas, kuris laikomas kaip apkrova ir šitas sieja visą lenkį. Dabar ateinu prie savo rezultatų, tai čia yra daugiau mažiau užpildytas pavyzdys rezultatų ir šiek tiek pakomentuosiu. Toks Excelio failas bus prisektas ir Moodle sistemoje, tik tai reikšmės jums reikės jau patiems apskaičiuoti. Inercijos momentas, formulė primena b kubas 12 apie x ašį, apie y ašį atvirkščiai, b kubų kart h padalinta iš 12. Atsparumo momentas tai yra
inercijos momentas dalintas iš F pusiau. Šiuo atveju būtų BH kvadratu iš 6 galutinė formulė arba B kvadratu H iš 6. Taip, tai sustatome šitas reikšmes, čia dar reikia apskaičiuoti leistiną apkrovą. Tai yra kokia jėga, kad įtempiai maksimalus neviršytų 100 megapaskalių. Grįžtų čia labai trumpai, nagrinėjom pavojingą atvejį. Tai įsivaizduojame, kad jėgos komponentė veikia X kryptimi visa, tai reiškia, kai šita sija pasukta 90 laipsnių, arba kaip jėga pasukta 90 laipsnių, čia yra pats pavojingiausias atvejis, nes šita kryptimi sija būtų silpniausia, tada maksimalus įtempiai būtų apskaičiuojami F jėga padauginta iš. Čia nereikia net komponentės, čia bus aišku, kad visa jėga F sutampa su X kryptimi. Dauginam iš viso ilgio, šiuo atveju 1 metras, ne ten, kur rezistoriai priklijuoti, ir padalime iš atsparumo momento apie Y ašį būtų lenkiama sija, kai jėga veikia X kryptimi. Ir visa tai turi būti mažiau arba lygu už 100 megapaskalių. Tiek mes užsiduodame. Ir čia mūsų nežinomasis yra F. Iš čia aš sužinau, kad F yra lygu 100. Jeigu nežinau, kokius vienetais gausiu, tai iš karto čia dauginu keičiu mega į paskalius, padauginu iš VY. VY formulė tai reiškia šitas H kart B kvadratu. Viskas dalinta iš 6 ir padalinta iš L. Įtempiai, kuriuos mes užsidavėm, padauginta iš atsparumo momento apie Y ašį, šita reikšmė. Tai bus centimetrai kubiniai. 1 centimetras yra 10 metro, o jeigu kubų tai 10⁻6. Tai aišku, jeigu čia būtų 10⁻6, čia plus 6, aš galiu šitą narį suprastinti. Ir viso tai padalinu už L, kadangi L yra 1 metras, tai jau dalinti nebereikia. 26 N, tai reiškia 26 N pridėjus, mes gauname 100 megapaskalių. Gerai, dabar čia aš jau esu surašęs duomenis, kai veikia apkrova 5 N, ką mes gauname. Štai tokie skaičiukai, ką aš gavau, atlikęs laboratorinį darbą. Už jūs, jeigu jūs darytumėt, galit, kad jūsų skaičiai bus kitokie, bet čia visai nesunku įrašyti tas reikšmes. Sukau aš nuo 0 iki 180 laipsnių, man buvo įdomu pasižiūrėti, čia yra simetriškai viskas pasiskirsto. Matavau padėtį horizontalę visą laiką be apkrovos ir su apkrova. Kodėl taip dariau? Nes šiaip visą laiką egzistuoja apkrova, tai yra savasis svoris. Sija pakankamai nemažai sveria sąlyginai ir kadangi mes to išskirsto krūvio skaičiavimuose nevertinam, tai mes turėtume imti padėtį be apkrovos ir su apkrova. Tai reiškia, tada bus šitas skirtumas, tai yra tik tai skirtumas nuo apkrovos atsirandantis, nuo jėgos pridėtos gale koncentruoto. Tai reiškia, kiekvieną kartą pasuku 15 laipsnių, pasižiūriu padėtį horizontalę ir vertikalę be apkrovos, tada pakabinam svarelį ir vėl pasižiūrim padėtį. Skirtumą čia surašau, formulę Excel'e apskaičiuoja, čia tą patį padarau, vertikalę kryptimi skirtumą. Tada susumuoju arba apskaičiuoju atstojimą į poslinkį, tai šitam stulpelį. Toliau sustatau reikšmes apie tai, kas buvo kalbėta prieš tai, reiškia, pasinaudoju šitomis formulėmis. Fx skaičiuoju pagal šitą formulę. Vietoje fx jėgos aš naudoju šitą reikšmę. Fy tai yra įlinkis Y kryptimi, naudoju šitą formulę ir vietoj Fy gaunasi čia. Tik nesumaišykim, F mažoji tai yra įlinkis, F didžioji tai yra jėga. Tai surašau reikšmes, teorinės formulės, kampas alfa yra kintamasis, kas 15. Čia aš jį įvertinu, tada skaičiuoju atstojimą. Ta patį padarau su įtempiais. Įtempius aš matavau su tenzorezistoriais, ten yra priklijuoti tenzorezistoriai. Ir taške B gavau įtempius, tiksliau pradžiai deformacijas, kai jinai yra veikiama tik savojo svorio sija, kai sija veikiama savojo svorio ir koncentruotos jėgos. Tai reiškia, aš naudoju skirtumą šitų dviejų deformacijų, gaunu reikšmės. Visą tai pakeičiu į įtempius, tai reiškia, visą šitą stulpelį padauginu iš tamprumo modulio medžiagos, kas yra plienas, tai 200 gigapaskalių grubiai. Ir gaunu reikšmes įtempių taške B ir tas patį gaunu taške C. Formulės prieš tai užrašytos.
Čia tik tai noriu pasakyti, kad pas mane pradžiai buvo minusas, paskui pliusas, tai dėl to, kad aš pradėjau eksperimentą tokioje padėtyje, kai taškas B buvo 0 laipsnių apačioje, gniuždamas. Ir paskui po 180 laipsnių sukus jisai pasidarė viršuje, jo reikšmės jau informacijų tapo teigiamas. Taškas C atitinkamai pradžiai buvo jisai neutralioj pozicijoje, paskui jisai pasisuko. Ir visą laiką jis buvo gniuždamas. Tai čia mano eksperimentinės reikšmės geltonosios stulpeliuose pažymėtos. Teorinės reikšmės užrašiau formulės čia, buvo apskaičiuotos pagal štai šitas dvi formulės. Primenu, kad FY yra fix komponentės, tai yra F sinus alfa ir kosinus alfa. Tai reiškia gaunu ir teorinės reikšmės. Tikslas yra paskui viso to palyginimas. Tai palyginimui nusibraižiau grafikus, Excel'e tai patogu. Ir čia mes turime poslinkių grafiką, eksperimentinį suminį poslinkių grafiką. Jis atrodo štai taip. Šitos reikšmės. 2,5, maksimaliai reikšmė apie 7,5. Dabar jeigu šitam grafike aš pridėčiau ir teorinės reikšmės, tai matyčiau, kad skirtumas egzistuoja. Man nesugalvojau kodėl. Galbūt jie jau šiek tiek kreivoką deformuoja, galbūt tas matavimo tikslumas yra šiek tiek nepakankamas, bet skirtumas poslinkio egzistuoja tarp teorinių reikšmių ir tarp eksperimentinių. Primenu, eksperimentinis visą laiką prastai žymimas taškais, tie taškai, kuriuose mes išmatavom, kad kokias tai eksperimentinės reikšmės. Ta patį darau su įtempiais, atidėjau du grafikus. Taškas B įtempiai, kai sija pradžiai buvo vertikali, tik taškas B buvo apačioje, tai reiškia, čia buvo gniuždomi įtempiai taške B, o taške C jis turėjo būti neutralioje linijoje, įtempiai turėjo būti lygus 0. Tai pasižiūrim, kaip čia gausi. Įtempiai beveik lygus 0, C taške oranžinė spalva pažymėta ir mėlyna spalva pažymėti įtempiai taške B. Čia turėtų būti simetriškai, maksimalus įtempiai, kai jisai pasuktas, kaip kad Y ašis yra vertikali. Turime didžiausius gniuždymo įtempius pasukus 180 laipsnių, didžiausius tokius pačius tempimo įtempius. Ir čia reikėtų pasakyti, kad simetriškumas pakankamai neblogai eksperimentiškai gautas, tiek viena kreivė, tiek kita. Tai tas yra gerai. Dabar jeigu pasižiūrėt su įtempiais, jeigu mes juos palyginame su teorinėmis reikšmėmis, formulės jau minėjau kelis kartus, atidedu čia jau tikrai koreliuoja visai neblogai mūsų rezultatas ir tuo džiaugiuosi. Jeigu mes galvotume, kad čia kažkieno tai įtaka, arba kas tai galėtų turėti įtaką, tai mes galim visai nesunkiai paimti ir pasižiūrėti. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kas mums čia labiausiai turi įtakos, tai reiškia, kad šitas skirtumas, galbūt realus sijos aukštis buvo kitoks, nei kad mes susitarėm, nei kad aš išmatavau. Aš užrašiau, kad sijos plotis yra 10 ir aukštis 1,6 cm, tai 10 ir 16 mm. Jeigu, pavyzdžiui, pakeičiau šitą, išėjau 0,95, tai vizualiai atrodo kaip ir nedaug pasikeitė, mes galim pažiūrėti, kaip rezultatai iš karto sutampa. Tai vienas iš parametrų, kuris turi įtakos mūsų rezultatams, ir aš jau dabar matau, kad teoriniai ir eksperimentiniai sutapo pakankamai neblogai. Čia gal būtų neblogai persižiūrėti, ar viskas tvarkoje su mūsų išmatuotais duomenimis. Čia kaip ir didelės, čia dar geriau irgi sutapo. Tai gali būti, kad mano išmatuotas 10 mm netaip tiksliai padaryta, reikėtų persimatuoti laboratorijai. Gerai, tai dabar šitoj stadijoje aš keliauju į SolidWorks ir tą patį uždavinį pabandau spręsti SolidWorks programoje. Nusibrėžiu stačiakampį skerspjūvį, brėžiu štai taip, dėl to, kad jisai būtų šiek tiek kreivokas. Pradžiai. Toks. Tada nusibrėžiu centrinę liniją, papildomą, per centrą einančią, kuri bus pas mane horizontali. Ir aš užsiduosiu, ir bus pastoviai horizontaliai, ir aš užsiduosiu kampo alfa, kaip kintamai. Čia mano kampas alfa kintamas ir aš dabar užrašau, kad tai yra 0. Kai aš jį 0 nurodau, tai pas mane iš principo tai ta sistema atrodo tokia, skerspjūvis atrodo toks, nuo ko mes ir pradėjome. Dabar, kad mes turėtume panašų rezultatą, aš užduodu matmenis
reiškia 16 mm aukštis, plotis 10. Gerai, turiu tokį skerspjūvį, tada keliauju iš karto į Features komandos, spaudžiu Extrude ir ištempiu jį 1 metrą, 1000 mm. Turiu tai. Dabar ko man dar reikia užsiduoti iš karto, kad čia tensorezistoriai 2 priklijuoti ir aš pasižymiu. Ir aš dar noriu, kadangi mano sija bus sukama, aš ją sukimą atliksiu čia SolidWorks programoje, dėl to aš nusibrėžiau stačiakampį skerspjūvį taip, jog, dar kartą primenu, jog šita linija nėra horizontalios, nenurodo ryšys joms horizontalus nepriskirtas ir šitai linijai nepriskirtas ryšys vertikalus. Tai reiškia, aš keičiant kampą galiu ją sukti. Pavyzdžiui, jeigu būtų 15 laipsnių, tai jinai būtų skerspjūvis pasisuktų štai taip. SolidWorks programoje aš suksiu skerspjūvį. Dabar norėčiau, kad suktųsi kartu su skerspjūviu ir tensorezistoriai. Tensorezistoriams aš išskirsiu atskirą plotą, kurį pažymėsiu, kaip užduosiu new sensorių ir matuosiu juose įtempius vidutinius tame plotelėje, kuris tampa su tensorezistoriaus plotu, ir įtempius matuosiu normalinius, tai yra X kryptimi. Tai tam, kad tai padaryčiau, aš pasižymę šitą paviršių, sakau, kad čia nusibrėšiu skečą. Ir čia brėžiu stačiakampį. Dabar jau mano stačiakampis bus center rectangle. Brėžiu šito. Užsiduodu matmenis. Sakykime, čia 10 mm. Ir čia bus 5 mm. Nurodau su pagalbinė linija, kad nuo šito centro iki šito taško šita pagalbinė linija turėtų būti visą laiką horizontaliai juodas siūlymas, tai čia taip ir yra, kadangi iš tikrųjų tai mano sija orientuota štai taip, pamenat. Dabar vienintelio, ko man dar reikia, tai reiškia dar vieno matmens reikia ir aš tą matmenį nurodysiu dabar. Tai matmuo bus nuo šitos briaunos iki centrinio taško, sakėme, kad atstumas yra 800 mm. Ir dabar jau jisai juodas, viskas tvarkoja, aš jį palieku, išeinu. Netgi iš karto galiu įti Curves, Split Line komandą panaudojęs, aš suprojektuoju nubrėžtą skečą ant šito paviršiaus. Ok, paspaudžiu ir matau, kad dabar turiu 2 atskirus paviršius. Šitas atskiras paviršius bus sensorius, kuriame matuosiu vidutinius įtempius. Kitas sensorius taške C bus ant šito paviršiaus, spaudžiu jį. Sakau sketch, pasidariau, kad sketchas būtų perminas ekranui plokštuma, nusibrėžiu center rectangle, tą patį pakartoju, centrinę liniją nuo centro iki šito taško, dabar jau turbūt pažymėsiu ją, siūlis iš karto nubrėžta horizontaliai ryšys, daugiau nieko nereikia, duodu matmenį nuo šito centro iki šitos briaunos. Atstumas yra 800 mm. Išeinu iš skečo. Ir dabar split line. Skečas pažymėtas ir dar liko aktyvus. Šitam langė pasižymiu paviršių, ant kurio tas skečas projektuoju, ant šito šoninio. Ok. Ir turiu 2 sensorius. Aš nenurodžiau jų matmenų, atsiprašau. Edit skečą einu atgal ir rodo matmenis. Išilgai 10 mm tensorezistoriaus ilgis ir tensorezistoriaus plotis 5 mm. Dabar jau visai rodo skečas, išeinu ir čia niekas nepasikeitė. Dabar sakau, kad čia aš turėsiu sukurti 2 sensorius ir aš tai padarysiu. Čia yra sensors, modelio aplinkoje sensors, dešinį klavišą add sensors. Tipas sensoriaus bus simulation data. Čia bus 3, gerai, šį čia pasirenku SX,
X krypčiai nurodyti man reikia, X kryptis globaliuo šiuo atžvilgiu. Pasirenku vienetus, tegul tai bus skirtumo nėra. Gal mega paskalas. Ir čia spaudžiu ne model max, bet average on selected entities. Ir pasižymė, kad ant šito paviršiaus. Dabar jeigu paspausiu OK, tai sekantį kartą, kai sekantį sensorių sukurčiau taške C, man reikėtų kartoti viską iš naujo. Simulation data, stress, sigma x, vienetai, average ir taip toliau. Kad to nereiktų kartoti, spaudžiu štai šitą keep visible ir paspaudžiu OK. Vaizde nieks nepasikeičia, bet sensorius, kai paspaudžiau, jisai bus pridėtas. Tada šitą paviršių ištrinu ir čia vietoje nurodau kitą paviršių, taškas C. Ir jau dabar antrą kartą man jau nereikės tokio sensoriaus, šitą nuimu ir spaudžiu OK. Ir jisai dingo, jeigu pasižiūriu du sensorius, čia jos turiu stress 1 ir stress 2. Čia yra įtempiai. Stress B, o čia yra įtempiai stress C. Dar vienas sensorius reikia man poslinkius apskaičiuoti. Poslinkiai bus laisvo galo, štai čia mūsų laisvas galas. Dar vienas sensorius, add sensor. Pasirenku simulation data. Čia jau pasirenku displacement. Iš karto skaičiuosiu, galėčiau čia užsiduoti beveik 3 komponentės. X, Y ir rezultant. Arba X ir Y, bet tiesiog pasiemame rezultant, bus gal greičiau. Čia reikėtų pasižiūrėti rašių kryptis. Jeigu rezultantais visą laiką bus positive, model max man tinka, nes šitas taškas pasislinks daugiausiai. Aš galėčiau netgi max over selected entities ir pasakyti, kad va šito taško poslinkis man įdomu. Ir spaudžiu OK. Gal net galėčiau pakoreguoti edit sensor, ne max, o average of selected entities. Tai reiškia vidutinį šito taškų poslinkį galėtų apskaičiuoti atstojimą. Gerai, tai tiek turiu. Dabar keliauju į SolidWorks Simulation. Spaudžiu Simulation, naują studiją pasirenku, Static, OK. Medžiagą susikursiu naują, nes tiesiog galbūt noriu nurodyti, koks yra skirtingas medžiagos modelis, medžiagos skirtingi parametrai, nei kad yra pateikti bibliotekoje. Spaudžiu Apply Edit Material. Čia suskleidžiu viską, keliauju į kažkur žemyn ir custom materials susikuriu savo naują metals. Čia spaudžiu New Material ir susigalvoju pavadinimą. Instrukcijos parumas, laboratorinis darbas, įstrižos. Užsiduodu reikšmes, nepamirštų vienetai yra svarbu. Dabar aš vis parametrus suvedinėsiu megapaskaliais. Tai reiškia, čia tamprumo modulis 200 gigapaskalių plieno. Taigi, jeigu megapaskaliais bus 200 kart 1000, trečiuoju, čia užsiduodu 0,25. Šlities modulis, tegul programa pati apskaičiuoja, jie turi formulę, aš jau jo nenoriu koreguoti. Čia užsiduodu, kad tankis jis mums įtakos neturės, bet parašau skaičių 7,850. Stiprumo riba mums visai nesvarbi, aš ją ištrinu, tačiau takumo riba, visus raudonus parametrus turi būtinai įvesti. Tai šiuo atveju takumo riba 235 tegul bus ir čia mūsų plienas megapaskaliais. Viskas gerai. Apply paspaudžiu, čia beveik kaip ir vėl nieks nepasikeitė, bet iš klaus paspaudus atsiranda žalia varnelė, kas rodo, kad medžiagos savybės priskirtos. Toliau fixtures. Fixed geometry. Čia mes nieko neskaičiuosime, ties įtvirtinimas, todėl tiesiog fixed paspaudžiu ir OK. External loads.
force ir jėga bus užduota dabar, kad kuria kryptimi. Jeigu aš nurodysiu jėgą, kuri būtų lygiagreti kažkokiai tai ir tai briaunai arba statmena šitai plokštumai šitam paviršyje, tai tada netiks, nes mano šitas elementas vėliau suksis apie ašį išilginę, tai tada ir jėga visą laiką suksis, tai reiškia, kad nebus visą laiką veiks elemento atžvilgiu tą pačią kryptimį. Tai to išvengt, aš select direction pasirenku plokštumą. Šiuo atveju aš pasirenku top plane. Tai tarkim visą laiką veikia jėga taip kaip laboratoriniam, žemyn. Įvirko kryptimi, pasižymėjau top plane, aktyvuoju šitą langelį, nurodau čia reikšmę 5 newtonai, pakeičiu reverse direction, kad veiktų žemyn ir spaudžiu OK. Taigi medžiaga įtvirtinama yra, kurios yra, vadinasi viskas tvarkoj, galiu spausti ranką. Na, pas mane kompiuteris skaičiuoja, galbūt ilgiau nei kad pas kitus, tai mes kitą kartą nebelauksime. Turiu atsakymą. Matau, kaip pasiskirsto įtempiai, lenkiamoji sijoje viršuje raudona, tai reiškia didžiausiai įtempiai, tempimo, nuždymos sluoksniai, kadangi mizijos įtempiai visą laiką teigiami, tai reiškia ir viršus yra pačia tos pačios spalvos. Jeigu pasirinkčiau čia dešinį klavišą Edit Definition ir paprašyčiau, kad parodytų įtempius X kryptimi, kas šiuo atveju yra įtempiai išilginė sijos kryptimi, X kryptimi, tai čia jau būtų skirtingi ženklai. Mes matome, kad apačioje būtų neigiami įtempiai, neuždėmo įtempiai, viršuje teigiami įtempiai, raudoni. Reikšmės yra 13, beveik 14 megapaskalių. Dabar jeigu man įdomu, kokie įtempiai veikia pas mus sensoriuose, aš galiu aš čia iš karto pasižiūrėti į kur modelį yra, tai yra 9,4 megapaskaliai taške B ir 0.C. Poslinkis 2,44 mm. Dabar aš jau čia galiu grįžti 9,4 mm į mūsų lentelę ir galiu pažiūrėti, kas čia gaunasi, kaip koreliuoja su mūsų nustatytom reikšmėm eksperimente. Mes gavom įlinkis eksperimentiškai 2,5 mm, SolidWorks'as 2,44, teoriškai aš apskaičiavau 2,6. Čia turėtų būti viskas taip pat, nežinau, kodėl skiriasi, bet taip to. Dabar įtempiai taške B, eksperimentiškai gavom -10 megapaskalių, kadangi taškas B buvo pačioje, teoriškai gaunu 9,9, su SolidWorks'u gavau 9,375, tai 9,4 megapaskalių. Ir taške C0, eksperimentiškai ne visai 0,5, galbūt ne taip per vidurį priklijavau tenzoresistorių, bet to tenzoresistorius yra platesnis ir galbūt, nežinau, mes kažkodėl tai vis tiek turime deformacijas ir įtempius neutraliajam sluoksniui, bet jie nedideli palyginus vis tiek, apie 0. Aišku, su baigtiniais 0, o teoriškai 0, čia nėra ką net ir skaičiuoti. Dabar, kaip padaryti solidį, kad tas kampas suktųsi. Kaip žinia, čia SolidWorks'e mes turime parametrizuotus modelius ir mūsų tas uždavinys lengvai, sakykime, koreguojamas, įvedant kažkokį tai kintamąjį. Šiuo atveju mes einame simulation, pasirenkam naują studiją ir susikuriam design study. Štai čia design study prie design insight. Meniu, spaudžiu OK ir čia aš jau esu design study aplinkoje. Pirmiausia, tai nebus optimizavimo uždavinys, šitą nuimu. Dabar kintamieji mano yra kintamasis 1 plus kampas alfa. Aš jo dar nesu susikūręs čia, tai spaudžiu add parameter. Kai aš paspaudžiu add parameter, pagal nutylėjimą čia yra model dimensions
Ir visi mano matmenys užduoti, dabar yra čia matomi ekrane ir aš juos galiu bet kurį pažymėti, bus mano kintamasis. Aš pasidžinu šiek tiek, kad galėčiau pažymėti tą kampą alfa, kuris dabar yra 0 laipsnių šiuo momentu. Spaudžiu jį, tai yra reikšmė jo 0 laipsnių ir duodu jam pavadinimą, sakykime, alfa, nesvarbu. Spaudžiu apply ar ok, nesvarbu, nes iš karto šitą parametrą susikūrė. Dabar sakom, kad jisai kis nuo 0 laipsnių iki max 180 laipsnių šitas parametras. Žingsnis kitimo 15 laipsnių, taip kaip mes sukame laboratoriją. Spaudžiu enter ir čia scenarių skaičius pasikeičia į 13, tai 3. Iškia tiek scenarių mes skaičiavimo atliksime. Dariau, ką tai kiekviename tame skaičiavime mes matuosime, tai mūsų sukurti sensoriai. Aš galėčiau juos ir čia dabar iš naujo sukurti, bet jeigu jau turiu sukūręs, tai aš galiu juos iš karto pasižymėti. Jie čia atsiranda. Tai stres B, vienas sensorius, kitas sensorius, stres C ir trečias sensorius yra display. Visus juos pasižymiu, kad tai yra ne greater than something, bet yra monitor on. Aiškia, nieko šiandien nenoriu, sakykime, jokių sąlygų uždavinėti, tiesiog pasižymiu juos visus, kiekvieną iš jų sakau, kad aš tik tai noriu monitor, tai reiškia skaičiuoti juos. Ir viskas. Galiu nueiti table view, pasižiūrėti, kokie čia mano tie scenarijai yra ir tie scenarijai. Pirmas scenarius 0 laipsnių, antras scenarius 15, trečias 30, 5 ir taip toliau iki 180 laipsnių. Mano visi scenarijai yra matuojami čia ir prie jų kiekvieno iš jų programa suskaičiuos reikšmes, kurias nurodžiau štai čia. Įtempius taške B, C ir poslinkį. Jeigu paspaudžiu run, jis dabar ilgai skaičiuoja, aš to dabar nedarysiu, turiu suskaičiavęs visą tai prieš tai. Ateinu čia į tokį patį uždavinį, design study mano yra čia ir čia aš turiu atsakymus. Dabar tie atsakymai tai yra, kiekvienu tuo atveju aš turiu kažkokį tai, sakykime, tų pažymėtų parametrų reikšmę. Pasižymiu vieną iš parametrų, scenarijų, stres, jisai iš karto automatiškai paėmė ir pasukos į, jeigu aš būčiau prieš tai pasiėmęs izotropinį vaizdą, tai matyčiau, kad, pavyzdžiui, jeigu aš pasižymiu pirmas scenarius, tai jie turėtų būti vertikale, taip, matosi čia. Jeigu aš pasižymiu koks nors ten scenarius 5, jau bus pasukta kampu alfa, taip, ir kai pasukam kampu alfa, matuojame įtempius B, C taške ir poslinkius čia pateiktos reikšmės. Visas jas perrašiau į Excelį, jos yra čia, BEM, buitinių elementų metodų gautos reikšmės, įtempių, rodytos štai čia, poslinkių rodytos štai čia, ir dabar aš čia nesigilinsiu į kiekvieną skaičių, bet tiesiog, jeigu pasižiūrėčiau, kaip visą tai koreliuoja su mūsų prieš tai, eksperimentų ir teoriniam reikšmėm, aš esu nusidėžęs, paimu filtrą, apply ir čia aš turiu reikšmę. Skirtumas dabar yra dėl to, kad čia teorinė reikšmė, eksperimentas, o čia su baigtiniais elementais, vien dėl to, kad baigtiniuose elementuose mūsų storis yra 10 mm, sijos plotis, o čia aš pakeičiau į 9,5 mm, centimetras 0,95. Jeigu aš pasakyčiau, kad čia yra 1 cm, ok, tai aš matau, kad baigtiniai elementai ir teoriniai skaičiavimai čia dėliai sutampantis dalykai. Dabar tą patį padarau štai čia, šitam grafike. Visas tas reikšmės perkeliu grafiką ir matau, kad čia visai gerai viskas sutampa tiek eksperimentas, tiek teorinė. Tik dėl to storio ten iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti, bet storį tada reikėtų pakoreguoti ir programoje SolidWorks. Tai tiek turbūt